Jeigu žmogus jūs atakuoja asmeniškumais, jūs turite teisę nutraukti pokalbį, nutraukti kontaktą su tuo žmogumi, atsiriboti, nes jis gali dengtis, kad jis atseit kritikuoja ir atseit, kad kritikuoti galima ir reikia. Galima, jeigu kalbama yra apie temą, bet ne apie asmenį. Jeigu eina ataka prieš asmenį, tai jau yra pikti žodžiai ir, reiškia, piktų žodžių procesas turi būti žaibiškai nutraukiamas. Nesivelkit į tokias kovas, nes jos neturi jokio praktinio pritaikymo ir visi asmeniškumai baigėsi akligatviais ir didžiuliais konfliktais ir jie veda į žudymo kryptį. Piktis, jeigu jis yra nevaldomas, jis turi galutinį tikslą nužudyti kitą asmenį. Taigi asmeniškumai yra pradžia tokio proceso ir tai yra ne juokai. Tai išeikvoja didžiulį emocinės gyvybinės energijos kiekį, žmonės po to ilsisi pusę dienos arba keletą dienų, o iš tikrųjų reiktų tą laiką skirti kažką kurti, vaikus gimdyti, pinigus uždirbinėti, daryti kažkokią naudą kitiems savo ir taip toliau. Asmeniškumai yra absurdiškas energijos ir laiko eikvojimas.